8 metus. 5 metus iš jų buvau karės savanorė 5 rinktinėje. Dabar 3 metus Karaliaus Mindaugo husarų batalione tarnauju. Visada buvau aktyvi, labai sportiška, visą gyvenimą sportuoju. Esu bėgikė nuo mažens, jau daug metų bėgioju. Treniruojas dabar 2 kartus per dieną, priklauso nuo aplinkybių, o treniruojas visur, manieže, krosą bėgo lauke, šalia, kur yra galimybės. Rasa yra baigusi Šiaulių Gegužių vidurinę mokyklą, studijavo Šiaulių universitete. Ji yra kūno kultūros ir sporto pedagogikos magistrė, turi sporto mokytojo specialybę. Mergina aktyviai sportuoja jau apie 12 metų. Jos pasiekimai sporte išties įspūdingi. Ji yra 97 metų Europos bei 98 metų pasaulio jaunimo lengvosios atletikos čempionatų prizininkė. Dalyvavo 2008 metų Pekino olimpinių žaidynių maratone, kur užėmė 37 vietą. 2010-aisiais laimėjo klasikinį Atėnų maratoną. 2011-aisiais Turino maratone Italijoje buvo antra. 2012 Londono olimpinėse žaidynėse užėmė 27 vietą. Rasa taip pat yra daugkartinė Lietuvos bėgimo čempionė, 42 pasaulio kariškių maratono čempionė. 2010-aisiais buvo išrinkta geriausia Lietuvos kariuomenės sportininkė. Yra apdovanota Lietuvos kariuomenės medaliu už nuopelnus. Laisvalaikiu Rasa mėgsta žaisti tinklinį, krepšinį, slidinėti, šokti, klausytis muzikos, skaityti knygas bei keliauti. Per 2 minutės padariau 55 atsispaudimus, 96 susilenkimus ir 3 km prabėgau per 10:53. Ši nominacija, manau, skatina karius būti ištvermingais, užsibrėžto tikslo siekti. Ir manau, kad aš laimėjau, manau, kad gal mano kuopos draugai taip pat sieks kitais metais mane aplenkti.